aš tai nepastebėjau. Tai turbūt taip nėra ir nemanau, kad bus kada nors. Ir tas jo tiesumas, tai man atrodo, kad leidžia jam įsigyti priešų. Bet manyčiau, kad jis turi daug ir draugų. O tokių neutralių žmonių, manau, kad nėra jo aplinkoje. Tai daugiausia būtent tie, su kuriais jisai bendrauja. Ir man atrodo, kad nėra tokio išbandymo, kurio Paulius neištvertų. Taip, sugebėjimas toks atlaikyti likimo smūgius, tai nustebėtinas. Ir požiūrį, sakykime, į savo kažkokį tai užsibrėžtą tikslą, tas įsitikinimas, kad tikrai laimės, tiesiog žavi. Ir kartais, kai būna sunku, tai tiesiog pasižiūri į Paulių ir taip jėgų įgauni. Na ir tai buvo žmogus, kurio turbūt nelabai pamokysi. Komentarai ten kitų, taip sakant, nuomonės, man atrodo, kad jam nelabai buvo svarbios. Ir man atrodo, kad jis turi visgi įgimtą imunitetą pagundoms, taip kad, panelė, žiūrėkit, va, tokio vyro tai nieks nenuvilios. Na, apie Vytą dabar norėčiau. Tai būtų gal miela klasės detalė rūšių vaikinų fone. Supilku šveltis dėmesį. Visada paslaugus, malonus, patars, padės, labai taktiškas ir jautrus. Ir kai aš einu į klasę vėlgi, sakau, bartis, tai jau nebeinu, aišku, bėgu ir aš jau turiu, taip sakant, iš karto sumaščius. Aha, Paulius man sakys taip, aš jam taip, Martynas taip, aš jam taip. Tai aš apie Vytą ramiai, aš jau žinau, kad jis man tikrai nieko nesakys. Taip, ir apie jį nereikia galvoti. Galų gale, jeigu jis ką ir norėtų pasakyti, tai visuomet nutylės. Ir man atrodo, kad va tokie žmonės kaip Vytas, tai neturi priešų. Jis moka su visais sutarti, su visais pritampa prie visų. Ir toks vaikinas, man atrodo, buvo reikalingas mūsų klasėje, nes kiti tai jau tokie, kaip čia pasakyti, gana tiesus. Dabar apie Aurimą. Su Martynu sėdžiu. Na, Aurimas, tai aš nežinau, kaip čia pasakyti, žavi išorėje, bet kas viduj dedas. Sunku pasakyti, sunku pastebėti, bet kad ten kažkas tai dedas, tai turbūt tikrai romantiškas, besišypsantis, bet ten, man atrodo, slepiasi visko. Ir jeigu, sakykime, įžeistų Minesą, tai jinai gal ten po pusės minutės ar po minutės apsisukus ir jau viskas gerai, tai aš taip jau nerizikuočiau su Aurimu konfliktuoti labai, nes man atrodo, kad jeigu jisai ir neduos atgal, tai savį ilgai laikys ir ilgai prisimins. Ir dabar galvoju, kaip ten buvo per tos 4 metus. Ar jis ten turi ką užslėpęs blogo? Ta prasme man. Tai jeigu nesisveikins po 5 metų su manim Aurimas, tai aš jau žinosiu, kodėl. Galbūt kada nors užlipau ant kojos ir pastovėjau ilgai. Na ir aišku, žavi jo toks sugebėjimas padėti. Man atrodo, kaip ten bebūtų, bet jeigu prašysi pagalbos, tai Aurimo sulauks. Ir nors jis viduje gal tų emocijų prikaupęs galbūt yra ir visoks, bet jeigu jo nepažįsti, nežinai, tai tikrai atrodo labai romantiškai. Ir apie Darį. Tai Darius turbūt yra tas žmogus, kuriam nereikia gultis vidurnaktį su milijonu nepadarytų darbų. Nes man atrodo, kad jisai sugeba vienu metu mažiausiai tai 3 darbus daryti. Ir tai daro taip, nežinau, laisvai, kad kaip ten pas jį taip viskas ten persijunginėja nuo vienos veiklos prie kitos,
nežinau, tai tiesiog pritrenkia, kai žiūri. Ir aišku, taip yra turbūt todėl, kad nemėgsta, man atrodo, Darius nei kasdienybės, nei vienodumo. Ir tą savo gyvenimą nuolat stengiasi viskuo paįvairinti. Ir galvoju, jeigu mokykloje būtų buvęs koks nors parašiutininkų klubas, tai garantuoju, kad ten Darius irgi būtų nuėjęs. Ir ko gero dar būtų, taip sakant, ne šiaip savo nuėjęs, bet būtų tą ką nors ir nuskynęs. Bet tas toksai žavėjimasis viskuo, sugebėjimas labai daug padaryti, tai aš manyčiau, šiaip aš tai su Darium nerizikuočiau iki pasimatymą, nes abejoju, ir jis laiku ateitų. Ne todėl, kad nelaiku išėjo, o todėl, kad eidamas jis ten gali kur nors ką nors pamatyti, labai įdomaus, taip sakant, sužavėti, o čia reikia man, taip sakant, dalyvauti, ir po 3 kokių dienų prisitiks, tada aš grįžau į pasimatymą. Va, bet aišku, su tokiu vaikinu, man atrodo, kad tikrai nereikės sėdėti naktį ant suolelio, žiūrėti mėnulį ir dūstauti, su juo tikrai nebus liūdna. Dabar Linas, tai būtų turbūt irgi žmogus, kuris nenusižengia savo principams, bet tas nenusižengdamas kartu išlieka labai taktiškas. Ir nemanau, kad klasėje atsirastų žmonių, kurie yra nukentėję kaip nors nuo Lino. Jeigu klystu, tai sakykite. Jis visuomet labai gerbė kito įsitikinimus, kito nuomonę, ir jeigu galvoja kitaip, vis tiek kažkaip tai to neparodo ryškiai, arba sugeba parodyti taip, kad neįžeistų kito. Ir man atrodo, kad Linas tai tas žmogus, kuris galėtų bendrauti vienodai gražiai tiek su kokiu tai Valkata gatvės, tiek su profesoriumi. Nes jis, tokia pagarba žmogui jaučiasi labai. Na ir aišku, reikėtų priminti Lino tokį universalumą, kad, nežinau, šeiminiškumą, gal būtų galima taip pavadinti, kad jeigu taip jau tokiu šeimos žmogum aš įsivaizduoju Renatą, tai gal reikėtų iš vaikinų taip jau Liną labiausiai. Na ir toks šiuolaikiškas požiūris į gyvenimą žavi irgi. Tai dabar apie Petrą. Būna dienų, kai pasižiūriu savo darbo kalendorių ir tiesiog taip supykina. Darbų milijonas, niekas nepadaryta, nežinai iš ko griebtis. Tai tuomet pasižiūrėk į Petrą. Sėdi, tylus, ramus, neskuba, nei kalbėdamas, nei judėdamas, bet pas jį visuomet viskas padaryta. Ir atrodo irgi, kad nėra tokio dalyko, kas galėtų Petrą išmušti iš pusiausvyros. Ir jis visiškai ramiai sutinka tiek pralaimėjimus, tiek kokias tai nesėkmes, tiek džiaugsmą. Nemačiau Petro niekad šokinėjančio, ten plojančio, taip sakant, kaip kitas, kaip, pavyzdžiui, Almė džiaugtųsi, ar Inesa, tai visiškai ramiai. Kad ir, sakykime, Darius, pavyzdžiui, taip moka parodyti. Vau, jisai visą laiką ramus, nepanikuojantis. Na ir jeigu reikėtų pakeisti Petro nuomonę, tai irgi gali ten Vandetras pasakė. Tai bus, taip ir bus. Na ir žavi turbūt jo tokia stiprybė vidinė. Susikaupęs, taip gal kitą kartą net ne pagal savo amžių. Ir man atrodo, kad būtent ta stiprybė tai ir yra tas svarbiausias arkliukas, kuris gali kalnus nuversti. Ir man atrodo, kad